Labas vakaras dar kartelį. Šiandien užsiėmimą pradėsime atsistoję. Pasiruoškite, prašau, kilimėlį, kėdę. Ir taip pat mes panaudosime šiandien diržą. Tokią ilgą juostą aš turiu. Jeigu jūs neturit diržo kažkokio ilgo, tada galite naudoti ilgą rankšluostį arba kažkokią tai, nežinau, skraistę ir puikiai tiks pratimams atlikti. Taip, kad susiruoškit viską ir tuoj pat pradėsim. Atsistojame tiesiai, pėdutės paraleliai, visi kojų pirštai ant grindų, kojų pirštus kiek įmanoma plačiau išskėskit ir paguldykite juos ant grindų, svorį paskirstykite ant pilnos pėdos. Dabar dedam vieną ranką ant pilvo, kitą ranką ant krūtinės ir pradėsime užsiėmimą pirmiausia nuo kvėpavimo pratimų. Prisiminkime, kaip tai daryti taisyklingai, kad pradėtų judėti diafragma, kad gerai cirkuliuotų skysčiai, limfa, taip, kad sušiltų greičiau kūnas, reikia gero kvėpavimo. Tai pradėkime. Tai įkvepiam pirmiausia į pilvą, pilvas išdidėja ir ypač į šonus ir tada įkvepiam į krūtinės ląstą. Pilnas įkvėpimas būtų nuo pilvo link krūtinės ląstos. Šonkauliai turi su įkvėpimu skėstis, plėstis į visas pusės. Ir į priekį, ir į šoną, ir į galą. Pakvėpuokime taip. Įkvėpimas į pilvą, į krūtinės ląstą, šonkauliai plečiasi. Ir su iškvėpimu šonkauliai leidžiasi žemyn, pilvo paviršius visas sumažėja, bet mes nesusilenkiam per stuburą. Dar kartelį įkvėpkim į apatinę ranką, tada į viršutinę ranką. Maždaug 3 sekundės įkvėpimui. Ir iškvėpimo metu šonkauliai leidžiasi žemyn, ant pilvuko pilvas sumažėja ir pajungiam dubens dugno raumenį, šiek tiek tarpkojį sutraukiam švelniai. Ir vėl įkvepiant dubens apačią atpalaiduojam, viskas plečiasi nuo įkvėpimo, išdidėja ir su iškvėpimu viskas grįžta atgal, pilvas sumažėja ir dubens dugną mes vėlgi truktelkit, suimkit, palaikykit. Va tai, va toksai kvėpavimo metodas, jisai skatina ne tik skysčius gerai cirkuliuoti, šildo kūno, bet ir skatina visus raumenis aplink stuburą gerai dirbti. Vadinamas korsetas įsijungia į darbą. Taip mes gaunam labai daug naudos vien tik tai kvepuojant. Tai šitą kvėpavimą darykite viso užsiėmimo metu ir einame toliau. Tai prie kėdės šiek tiek atsistokit, kad turėtumėt kur atsiremti ir pradėkime nuo pėdų. Kylam ir leidžiamės. Taip, keliamės ant pėdutės pagalvėlės, remiamės visais pirštais, ypač didžiuoju kojos pirštu. Stenkitės, kad jisai būtų nukreiptas tiesiai į priekį, į mane. Dažnai būna pirštai, jie taip susisukę, taip. Nykštys labai būna prilipęs prie kitų pirštų, tai stenkitės tuos pirštus kiek įmanoma skėst, nes nuo per siaurų batų dažniausiai pirštai būna labai susispaudę ir užsifiksavę ir sąnariai neturi galimybės pilnai judėti. Tai kenčia mūsų judėjimas, vaikščiojimas ir kenčia mūsų nugara dėl to. Dėl to batus visada irgi rinkitės, kad kai sportuojat, kai judat kažkur tai aktyviai gamtoje, kad jie nebūtų per siauri, kad pirštai būtų laisvai gulimi ir jiems būtų vietos lankstytis. Gerai, dabar dešinę pėdutę užlenkite šitaip, rodau šonu, pirštais atgal ir pabandykime truputėlį patupčiot. Tempimo jausmas turi būti blauzdos priekyje ir pėdos priekyje. Va taip, kiek išeina užlenkiam pirštus, ir patupčiam. 4, 3, 2, ir kitą koją tą patį padarom, užlenkiam pirštus ir patupčiam. 8, 7, 6, išlaikom stabilų liemenį, kvėpavimas, stabilumas jų liemens, taip, ir tupčiojam. 3, 2 ir paskutinis. Labai gerai. Dabar koja
atgal. Spauskite taip tiksliai atgal kulnas, kad žiūrėtų, kad jaustųsi blauzdos ir achilo tempimas. Ir spaudom kulną žemyn, aukštyn. Padarom 7, 6, 5, 4 ir 3 ir 2 ir kitą koją tą patį padarom. Pasiruošiam, kulniuką tiksliai atgal veskit, laikykite dubenį fiksuotą, kad jisai nesikraipytų, nesiraitytų, taip nesisukiotų. 3, 2 ir paskutinis. Gerai, tiesiai stovim, nugarytė tiesiai ilga, rankos prie šonų ir dabar pėdas verčiam ant išorinės briaunos, ant vidinės, ant išorinės, ant vidinės. Kelius laikykite tiesius, fiksuotą dubenį, ilgą stuburą. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kartuojam. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Taip, labai daug dėmesio skiriu apatiniams galūnėms, dėl to, kad nuo jų priklauso visas mūsų judėjimas. Ne? Blauzdos kaip antra, mūsų širdis padeda varinėti kraują, taip ir mes nuo to jaučiamės energingesni. Dabar kitas pratimas, šiek tiek pastiprinsim blauzdas, tai atsistokite priešais kėdę ir šiek tiek sulenkit kojas, taip, bet neatkiškite sėdmenų atgal, stovim. Taip, vertikali nugara, keliai sulenkti, pėdutės tiesiai padarykit ir atliekame kulnų pakelimą aukštyn žemyn sulenktom kojom. Važiuojam. 1, neišsitieskit, 2, keliai sulenkti, liemuo ilgas, stabilus, taip kas norit be kėdės pagalbos padarykite. Šitą pratimą čia jau bus sunkiau. Tęskit, laikykite dubens apačią, pastangrinkit liemenį, bus lengviau daryti pratimą, nes įraitys stuburas, bus saugesnis stuburas ir mažiau kenties sąnariai. 3 ir 2 ir paskutinis. Atsipalaiduojam, truputėlį pėdą pasukite ratukais, kitą koją. Prisiminsime dar vieną pratimą, kur praeitą kartą darėme stiprinti apatiniams galūnėms, tai pėdas, pirštus maksimaliai praskieskit, prispauskit, laikykitės, dubenį laikykite, suėmę sėdmenų apačią, pilvo apačią, rankas į šonus ir svyram visų korpusų į priekį, nepalikdami sėdmenų. Ir visas svoris ant pirštų kojų gaunasi, bet kulnai turi išlikti ant grindų, nekelkit kulnų ir spauskite pėdas. Didįjį pirštą spauskit, jisai kaip mašinoj stabdis turi dirbti, kad kūnas nenukristų į priekį. Ir pargrįžtam atgal. Pakartojam. Pasvyram ir laikomės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, praktiškai iki griuvimo, bet dar stovim, stengiamės išlikti. 3, 2, atsipalaiduojam. Ir paskutinį kartelį šitą pratimą pakartosim. Jisai labai naudingas, taip, stiprinant galūnės. Darykite šitus visus pratimus blauzdų dažniau. Nei kartą, 2-3 kartus per savaitę padarykite pratimus jėgos. Tai tikrai jums bus į naudą. Ir vėl svyram į priekį, laikomės, spaudžiame pirštus į grindis, mažiuką pirštą, didįjį nykštį, kulnas ant žemės. Laikom dubens ir pilvo raumenis, rankos į šalis, 4, 3, 2 ir grįžtam atgal. Truputėlį pajudinam pėdas, nes krūvis nemažas. Va taip. Labai gerai. Šaunuoliai. Dabar kitas pratimas bus prie senelės. Atsistosime prie senelės ir pastiprinsim blauzdos
priekyje esančius raumenis, rankos prie smilkinių, maždaug per pusę žingsnio pėdos nuo sienelės, pėdos tiesiai. Taip, stuburgalį šiek tiek mes pabrukam po savimi, šiek tiek juosmenį arčiau sienos laikykite, kad nebūtų per daug išriesta juosmeninė nugaros dalis. Laikomės. Ir dabar mes pakeliam kojų pirštus į viršų, atsistojam ant kulnų ir turit jausti priekinės blauzdos raumenis. Laikomės ir nuleidžiam, keliam pėdas. 1 ir 2 ir su didžiuoju pirštu judėkit link kelio sąnario. Op ir grįžtam. Op ir grįžtam. Didelis pirštas kojos juda link kelio sąnario, o mažasis kojos pirštas jisai šiek tiek kreipiasi žemyn. Pėda jinai truputėlį sukasi, kyla ir sukasi. Ir up. Ir up. Tęsiam. 4. Labai geras pratimas. 3. Labai svarbus. Kelio sąnarių sveikatai palaikyti, kad neskaudėtų. Blauzdos turi būti ištvermingos. Va, taip. Gerai. Ir pasivaikščiokim. Pasivaikščiokim truputėlį. Pažygiuokim šiek tiek, atpalaiduokime raumenis. Labai gerai. Ir keliaujame toliau prie klubų. Išsitieskite tiesiai. Stovėkit, pakelkite koją ir atlikime gražų ratuką šlaunimi. Stovime tiesiai, dubuo fiksuotas, liemuo taip pat. Galit pratimą daryti be rankų pagalbos, tada dar įsijungs lygsvaros, taip, lavinimas, pusiausvyros gerinimas, nesilaikant. Va, taip, jei sunku, ranka ant kėdės. Ir kryptį pakeiskim. Up. Ir kelias žiūri tiesiai į mane. Niekur jo nesukit į šoną. Ir atlikite nedidelį ratuką. 3. Ir 2. Ir paskutinis. Keiskime koją. Tai su rankos pagalba arba be jos. Ir up. Ir nepamirškite atraminę koją. Čia ir labai svarbu, kad visi pirštai ir kulnas būtų ant žemės. Remkitės pilną pėdą, įdarbinkit visus raumenis nuo apačios iki dubens, kad išlaikytumėt pastovią nugarą. Kryptį pakeiskim. 4. Ir 3. Ir 2. Ir paskutinis. Labai gerai, truputėlį pažingsniuokim. Pažingsniuokim, atpalaiduokim kojas. Gerai, kitas pratimas. Pakelkime koją šiek tiek pėdą, išstumkim į priekį. Ir dabar žiūrėkite, ką mes darom. Suksime šlaunį į vidų ir tada suksime į išorę. Keliukas į vidų, keliukas į išorę. Pirštai palei grindis juda. Ir sukiojam šlaunį iš klubo sąnario ir stengiamės laikyti dubenį ir liemenį kuo pastovesnį. Ir 1, ir 2. Ir vėlgi be rankų pagalbos arba jūs renkatės. Taip, laikom dubenį, judinam tik šlaunį. Up, pirštai braukiasi palei grindis, kad nevargtų klubai. Tęskit. Up, atrodo iš šono labai lengvas, paprastas pratimas, bet iš tikrųjų taip nėra. Dažnai ir koja taip nesisuka, kaip norėtųsi. Visas kūnas pradeda judėti, ar ne? Tai jūs taip susikaupkite ir gerai padarykit pratimą. Ir grįžtam, sukeičiam kitą koją, pasiruošiam, pėdą į priekį, pirštas ant žemės ir sukam šlaunį. Į vieną, į kitą. Į vieną, į kitą. Taip gerinam klubų paslankumą, klubo sąnario paslankumą gerinam. Taip, mobilumo pratimas.
Labai svarbu palaikyti klubinius sąnarius mobilius. Tai yra labai svarbus judėjimui sąnariai, kurie turi būti judėti laisvai ir nevaržomai, kad nekentėtų mūsų nugara. Va taip. 4, 3, 2 ir paskutinis. Labai gerai. Dėmesio dabar pratempsime šlaunų raumenis ir klubus. Pasimkite už kojos. Kelias atraminės kojos minkštas, nei per daug sulenktas ar išverstas į aną pusę. Atlaisvinkit koją, tvirtai stovėkit ant jos, pasimkit už pėdos. Jeigu negalit paimti už kojos, imkite už kelnės krašto, va taip patemkitės. Kas čia? Čia esmė yra ištiesti šlaunį pilnai per klubinę sritį. Ties šitą vietą, kur rodau, paduokite taip. Stuburgalį į apačią pasukit, uodegytę žemyn, o pilvuką aukštyn vienu metu, kad išsitiestų pilnai, išsitemptų pilnai klubas, išsitiestų šlaunis. Laikomės. 4 dar. 3 dar. Klubai vienam aukštyje, vienas kauliukas ir kitas kauliukas turi būti vienam aukštyje. Labai gerai. Kita koja. Taip. Pasiemam už kojos. Taip, kaip ir minėjo treneris, tai mums reikia stuburgalį pasukti į apačią, atpalaiduoti didžiuosius sėdmenis ir patraukti pilvuką į vidų ir atvesti kelią atgal, kad šlaunis pilnai išsitiestų per klubus. Laikomės. Su pagalba, be pagalbos jūsų teisė rinktis. Svarbiausia, kad išsitemptų raumenis. Jeigu jūs va taip stovit, tai žinokit, geriau remtis į kėdę ir ramiai išsitempt raumenis, nei balansuot. Ir nepasieksime gero rezultato, jeigu tempsimės nestabilioj padėty, jeigu bus per sunku stovėti. Labai gerai, sugrįžtam atgal. Dabar ką mes darysime? Stiprinsim kojų ir šlaunų sėdmenų raumenis ir atliksime tai dinamiškai su žingsniavimu. Tai žengsime dešinę koją ir grįšim atgal. Ir tai pakaitom. Kairėje koja, atgal. Dešinė koja, atgal. Laikom liemenį. Pastangrinam, suaktyvinam raumenis aplink liemenį, aplink juosmenį. Va taip, turi būti liemuo kuo stabilesnis per pratimą. Ir dabar žengiat žingsnį ir naudojat pėdą. Viską, ką mes prieš tai darėm pėdom, dabar išnaudokit. Pajunkit didelį pirštą, jisai turi dirbti kaip stabdis, kad mes per daug nenuvažiuotumėm visų kūnų į priekį ir kad neskaudėtų kelio sąnario, naudokit raumenis blauzdos. 4. Gale stovinti koja lenkiasi. 3, 2. Gale stovinčios kojos kulnas kyla į viršų. Ap. Šiek tiek šonų rodau, kad matytumėt. Šiek tiek liemuo į priekį lenkiasi ir išsitęsia. Dar porą kartelių. Labai gerai. Dabar tas pats bus judėjimas į šonus. Tai bus maždaug ties 9, 3 ir 9 valanda. Tai žengiam į šoną ir grįžtam. Ir tada kitą koją žengiam į šoną ir grįžtam. Ir vėlgi prieš žengiant žingsnį suėmam liemens raumenis, kad nesiraitytų stuburas. Visas veiksmas kojose, klubuose, o liemenį turite laikyti tvirtą ir saugokit stuburą. Tęsiam. Kam per sunku prie kėdės? Pasilaikyt. Čia didelio žingsnelio nereikia. 4 ir 3 ir 2
Ir paskutinis. Dabar žingsnis atgal. Irgi rodau šiek tiek šonų, kad būtų aiškiau. Taip, rankos ant klubų. Žengiam žingsnį, kulnas į viršų ir sėskim. Ir kitą koją žengiam žingsnį, sėdam. Nesiloškit atgal. Laikome liemenį, nedideli žingsneliai atgal, klubai vienam aukšti, naudojam pėdą. 8, 7, 6, galit prisilaikyti už kėdės, jeigu negalit daryti 5, 4 ir 3 ir 2 ir paskutinis. Labai gerai, šaunuoliai. Dabar naudosim kėdę šitam pratimui. Ką mes darysim? Atsistokite maždaug, kad pėdos būtų kėdės plotyje ir mes kairę koją atkeliam, užkryžiuojam į vidų, kelias palei priekyje stovinčios kojos kelią ir sėdam į apačią. Žengiam žingsnį, kryžiuojam koją, sėdam į apačią. Žengiam, sėdam. Ir čia labai svarbu, kad jūsų nugara nesikraipytų. Tai galite daryti su pagalba kėdės arba be jos. Sėdat ir grįžtat iš priekio, rodau. Saugom liemenį nuo nereikalingų judesių ir veiksmą atliekam per šlaunį, taip, per klubo sąnarį. Taip, šlaunis apsikrauna, sėdmenis apsikrauna, pėdą įdarbinam ir viskas vyksta ties klubais. Sėst, kryžiuot, stot, sėst, kryžiuot, stot. Porą kartų padarykime. Sėst, kryžiuot, stot ir sėst ir stot. Labai gerai. Pasukime pečius ratuku. Jeigu troškina, atsigerkit. Jeigu troškina, atsigerkit ir pasimsime diržą. Diržą arba didelį rankšluostį, ką turit, panaudokit kažką panašaus. Gerai. Dabar rankas laikykite pakankamai plačiai, maždaug tokioj padėty, kad būtų iškeltom rankom maždaug V raidė. Tai mes laikom apačioj. Gerai, dabar dešinę ranką keliam į viršų ir gražinam. Kairę ranką už galvos ir gražinam. Kas negalit iškelt aukštai rankos, darykite mažiau ir ranka laikoma priešais kaktą. Va šitaip, imituokit. Palaikykite įtampą dirže, krūtinė plati, kaklas stabilus, keliai sulenkti, minkšti, pėdos aktyvios. Taip, kas galite daugiau ir rodau sunkesnį variantą. Taip, ranka už galvos, tiest, kita už galvos, ištiest. Ap, užvest, ištiest, ap, užvest, ištiest. Labai geriau dabar darome ratą su rankomis ir pėdome spiriamės, pritupiam, pėdom spiriamės, pritupiam, 4 ir 3, padarykim šiek tiek aktyviau, 2 ir į kitą pusę, taip, kita ranka keliauja ir 2 ir spiriamės pėdomis, tiesiamės 3 ir 4. Labai gerai, dabar bus šiek tiek sunkesnis mobilumo pratimas, reikalaujantis lankstumo gero ir paslankumo pečių. Tai labai atsargiai darom, rankas už galvos ir leidžiam lėtai ir grįžtam. Derinam šitą pratimą su galingu kvėpavimu.
Įkvėpkim. Į pilvą į krūtinės ląstą iškvėpkim. Įkvėpkim, iškvėpkim. Labai gerai. Kas nori sunkiau, siauriau rankas laikykit. Taip. Mes galim sunkit savo kiekvienas pagal savo lankstumą. Po truputį vis siauriau ir siauriau ir siauriau. Taip. Atsargiai nepasitemkit ir nekompensuokit išsiriesdami per juosmenį. Laikykite stabilų, tvirtą liemenį. Labai gerai, tai čia ir rankų raumenys išsitempia, ir krūtinė, ir pečiai. Ir dabar sustokime, rankas užvedę už nugaros, kaklas ramus, neperkraukit kaklo. Mentis atitraukite nuo stuburo, plėskit krūtinę ir ramiai kvėpuokit. Jeigu sunkiu, plačiau truputėlį rankas laikykit. Jeigu negalite taip stovėti, atsistokite prie sienos ir taip stovėkit. Pabūkit 20 sekundžių vieną ranką ir tada kita ranka. Kiekvienas pagal savo jėgas ir galimybės. Labai gerai. Ir dabar panaudosime kėdę, padarysime rankų ir nugaros stiprinimo pratimą ant kėdės. Atsisėsim ant kraštelio. Rankomis pasimkime už kraštų sėdynės. Įsitvirtinkim, naudokime rankų pirštus ir pasikelkim. Dabar stenkitės taip, atsistumti nuo kėdės. Mentis spauskim į apačią, neišsiriesdami per nugaros apačią. Tiesiog atliekam menčių spaudimą. Pajungiam pečių raumenis ir stovim. Jei negalit, jeigu skauda galūnės, petį, riešą, darykite tiesiog imitaciją. Rankas įstatykite už nugaros ir spauskite jas į sėdynę ir spauskite mentis žemyn, alkūnės tada truputėlį reikia sulenktas išlaikyti ir stenkitės pajungti nugaros raumenis. Stovim, tai arba šitaip, arba pasikėlus. Taip, naudojam rankų pirštus, kad nebūtų visas krūvis ant riešo, tai labai svarbu. Ir plus mums reikia labai palaikyti pirštuose jėgą. Taip, plaštakos spaudimo jėga, jinai tiesiog koreliuoja su ilgesniu išgyvenimu. Taip, su geresnė sveikata. Labai svarbu stiprinti rankų, pėdų, vienu žodžiu, visus raumenis reikia stiprinti, bet tiesiog akcentuoju, kad nereikia apleisti ir galūnių. Taip, tiek pėdų, tiek plaštakų. Pailsim. Pasukime pečius ratukais. Labai gerai. Ir dabar kitas pratimas bus atsispaudimas nuo kilimėlio, nuo kelių remiantis. Jeigu kažkas tai negali daryti, darykite nuo kėdės. Tokioj padėtyje. Atsispaudimas. O kas gali su manim kartu? Nuo kelių ant kilimėlio. Tai dabar per atsispaudimą iš priekio šiek tiek rodysiu, kaip rankas reikia sustatyti, kad nevargtų riešas. Rodomieji pirštai truputį į vidų nukreipti, ne per daug. Taip. Alkūnės jos šiek tiek nukreiptos į šonus. Gal taip pavadysiu. Alkūnės nukreiptos šiek tiek į šonus, bet ne plačiai, bet taip maždaug į kampus atgal. Išilgėjam per stuburą, spaudžiame kelius ir pėdas į grindis, suėmam liemens raumenis, kad nebūtų raitimuose, taip, išlaikom stabilę galvą ir lėtai keliaujame į apačią ir spirkite stipriai rankų pirštais nuo grindų. Įkvėpkit, visi 5 pirštai turi dirbti darbą tam, kad nevargtų riešas ir kad kuo daugiau rankų, pečių ir krūtinės raumenų įsijungtų į darbą ir nekentėtų
alkūnių ir pečių sąnariai. Tęskit. Padarome dar 5. Ir 4. Laikome dubenį, laikome galvą. 3. Nagi pakentėkit dar. 2. Ir paskutinis. Atsisėskime ant kojų ir prasitempkim. Žinau, kad sunkus pratimas. Žinau, kad daugelis dėl operacijų negalite daryti tokių sunkių pratimų, bet jūs galite tai daryti po truputėlį sunkinant pratimus. Pradėti galite atsispaudimą nuo sienelės. Parodžiau prieš tai buvusiuose užsiėmimuose, kaip tai daryti. Tai pradėkite atsispaudimus nuo sienelės, eikit prie kėdės, o tada jau nuo kilimėlio bandykite. Ir po truputį palaipsniui didinant jėgą, darykite jėgos pratimus. Mums labai svarbu yra išlaikyti raumenų masę ir jėgą, dėl to, kad kas 10 metį ir ypač jeigu žmogus nesportuoja, tai raumenys nyksta. Ir nyksta pakankamai intensyviai ir jau maždaug 80 metų žmogus, jisai būna apie 8-9 kg raumenų netekęs vėl dėl to, kad jisai fiziškai yra pasyvus. O kas vyksta, kai mes netenkam raumenų, mes netenkam jėgos, energijos netenkam ir labai dažnai tokiu atveju žmogą puola ligos, žmogus yra nefunkcionalus, sunku atlikti kasdieninius darbus, judėti ir džiaugtis senatvę. Tai mes privalome žūtbūt išlaikyti raumenų jėgą, masę ir stiprinti širdį. Va. Gerai, dabar pasimkime diržą ir atsigulę dar padarykime pratimą. Taip. Pasimkite rankos pakankamai siaurai, plaštakas laikykite maždaug peties plotyje. Kojos ant žemės, stuburgalį pabrukite žemyn, kad kaktikaulis priglustų prie kilimėlio, pradėkite kvėpuoti tinkamai. Įkvėpkim, tempkime diržą į šalis ir su iškvėpimu maždaug apie sprindį kelkite rankas į viršų, tuo tarpu išlaikykite mentis prigludusias ant nugaros. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Tęsiam. Tęsiam. Padarykime dar 4. Ir 3. Pajunkite pečių raumenis. Pajunkite raumenis menčių plotyje, aplink mentis. Pakelkite efektyvumą. Būkite su savo kūnu čia ir dabar. Gerai. Ir paskutinis. Liuks. Diržą į šoną. Pasikelkim, atsisėskim ir pailsėkim, atpalaiduokime nugarą. Tęskite. Pagulėkite ir kol gulit paklausykite. Tai nepamirškite, kad jėgos pratimus jūs galite viską pakartoti dar savaitės eigoje, dar ne vieną, o gal ir ne 2 kartus. Taip, pratimus šios, kuriuos aš jums demonstruoju, jūs lygiai taip pat galite tiesiog įrašą žiūrėdami pakartoti ne vieną kartą, bet kelis kartus. Taip, kad kiekvienam pratimui tektų keli užėjimai. Prantat? Tada greičiau progresas vyks. Stiprės greičiau raumenis. Gerai, keliaujame toliau. Sukamės ant šono. Ištieskite kojas. Pėdutės kartu suspauskite. Žiūrėkite, kad pirštai kojų būtų vienoj linijoje, kad nebūtų pravažiavusios kojos viena toliau kitos. Kartu. Ir laikykite kulniuką prie kulniuko. Taip, ranka kaip pagalvė. Va, taip laikomės. Dabar liemenį mums reikia suaktyvinti, pastangrint. Klubą
Stumkite šiek tiek klubą tolyn nuo savęs ir apatinį pilvo šoną truputėlį pakelkite nuo žemės, padarykite tarpelį, kad galėtų ten ranka įlysti. Bent jau teoriškai. Kaip jau išeis, taip, stenkitės tiesiog išlaikyti ilgą stuburą. Ir kas norit, ranką pasunkinimui galite dėti ant kojos ir laikyti lygsvarą. Žiūrėkite tik tai, kad nesiriestų stuburas, va taip kaip rodau. Pėdutės turi būti linijoje su klubu ir galva. Pasižiūrėkite į savo pėdas, juos turite matyti. Jeigu nesimato, tai tikriausiai jį esate išsirietę, tai reikia šiek tiek paduoti pėdas į priekį. Laikykite sėdmenų raumenis, pilvo raumenis, šlaunis iš vidaus įtemkit, pajungkite, paspauskit pėdą į pėdą, kad dirbtų daugiau raumenų. Ir kas nori dar sunkiau, mes pakeliam alkūnę nuo grindų. Aha, jaučiat, kaip iškart pasunkėjo pratimas. Reaguojam greičiau, kad nenukristumėm į šoną. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir atsipalaiduokit. Šaunuoliai, prisitraukiam, kelius pritraukite prie savęs arčiau, ranką laikom toliau ir kitą ranką statome, kaip darytumėm atsispaudimą, visus pirštus įdarbinam, alkūnę nukreipiam į lubas. Spaudžiame stipriai ranką į grindis ir dabar bandome atkelti kelius nuo žemės ir po vieną koją tiest atgal. Vieną koją, kitą koją, abi kojos ore palei kilimėlį. Jei per sunku, darykite taip, vieną koją, padėt koją, tiest. Taip, viena koja taip remiasi į grindis. Čia bus toksai lengvesnis variantas. Bet čia svarbiausiai išlaikyti pastovę nugarą liemenį, kad nesikraipytų judinant kojas. Sunkesnis variantas bus toks. Viena koja, pakaitom kitą ir kelias juda į blauzdą. Iš to kelias juda į ranką. Ir dar sunkesnis variantas, tai yra abiejų kojų tiesimas, lenkimas, spaudžiant stipriai ranką į grindis. Ir 3, ir 2, ir paskutinis. Padedam kojas, pailsėkit ir dabar išjudinam stuburą, kad neliktų įtampos nugaroje su iškvėpimu. Veskit ranką už nugaros, atidarykite krūtinę, kelius stenkitės išlaikyti kartu, dubuo vietoj, 3, 2 ir paskutinis. Keliaukime į kitą pusę, pasikelkim, apsisukim ir atsigulkim. Taip, kojas ištieskit. Taip, pasitaisiau ir aš. Pėdas kartu. Taip, ranka, galva ant rankos. Išilgėkim per stuburą, suspauskim pėdutės, pajungkim šlaunis iš vidaus, suimkime sėdmenų apačioj ir pakietinkim liemenį, kad būtų aktyvus raumenys, kad būtų kuo stabilesnė nugara. Ir kas nori sunkiau, ranka ant šlaunies, laikom kojas toliau, pažiūrėkit, akis tiesiog nuleiskit, turit matyti pėdą savo. Ir kas nori dar sunkiau, pakelkite alkūnę nuo grindų ir laikom lygsvarą. 10, 9, 8, 7 laikom kūno centrą. Čia turi būti stipru, aktyvu, neleiskit nugarai riestis ir dominuoti. Turit jaust pilvo šoną. 3, 2 ir atsipalaiduojam. Šaunuoliai, ranka prie savęs pritraukt, alkūnę į viršų pakelt, visais pirštais remtis ir pritraukt kelius prie savęs. Taip, spaudžiam ranką, pajungiam liemenį ir po vieną koją tiesiam tolyn. Lengvesnis variantas, koją apačioj braukėt palei grindis ir šiek tiek ją remkitės. Sunkesnis, kai abi kojos pakeltos nuo grindų. Tęsiam. Laikykite
sėdmenų apačią, taip dubens dugno raumenis pajunkit, kad nesikraipytų nugara per juosmenį atliekant kojos tiesimus. Ir kas nori dar sunkiau, smakrą žemyn, laikome pilvuką, 4 ir 3 ir 2 ir kas nori abi kojas tiesiam, 8, 7, 6, jeigu nugara vargsta, ilsitės, kas gali tęskit, 4 ir 3 kojos prie rankos ir 2 ir paskutinis, pailsėkit. Sulenkite kojas, paruoškite ranką, siekiam į priekį, įkvepiam ir padarykime mobilumo pratimą nugaros atpalaidavimui ir iškvėpkit, pargrįžkit. Pargrįžt. Op, pargrįžt. Op, pargrįžt, padarykime dar 4 ir 3 ir 2 ir paskutinis. Rankos prie kūno, pasikelkim, išsitieskim, atsisėskime ant kilimėlio, pėdutės užlenkite į save, rankas už nugaros ir dabar bandome išilginti krūtinės ląstą. Išilgėkite, taip ausimis tempkitės aukštyn, atidarykite visus kvėpavimo takus, išilginkit krūtinės ląstą, išplėskite raktikaulius, mentis truputėlį leiskime žemyn, va taip, ir pabūkime tokioj tempimo pozoj, pakvėpuokime, per nosį įkvepiam, į pilvą, į krūtinės ląstą, ir iškvepiam. Ir įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dar kartelį įkvėpkim. 2, 3, 4 ir iškvėpkim. Labai gerai. Dabar kojas šiek tiek sulenkit. Apsikabinkite kojas, smakrą palenkit prie kaklo duobutės. Ir nugaros apačią išgaubkit, ištempkit, padarykite C raidę iš nugaros. Sugrįžtam atgal, koją ant kojos užkryžiuokit, apsikabinkite ir traukite šlaunį prie liemens, stuburą tempkit, ilginkit save ir ranką užkišę už nugaros, dar sukitės. Visas sukimas pagrindinės pažastų lygmenyje vyksta ir galvą pasukit. Pabūkite tempime. Tempimą turit jausti aplink šlaunies šoną, iki sėdmens, per nugarą. Pakvėpuokime tokioje pozicijoje dar. Pabūkime. 4 ir 3 ir 2. Sugrįžkime atgal, sukeiskime kitą koją, užkryžiuokim, prisitraukime prie savęs, apsikabinkim su ranka. Taip, jeigu kairė koja, tai dešinė ranka koja apsikabina ir sukamės į kitą pusę ir laikomės. Tempiamės. 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 ir 2 ir sugrįžtam atgal ir dabar verčiamės ant pilvo. Vieną ranką po galva pasižiūrėkit, pratempkime šlaunį dar kartelį, klubus prispauskite prie grindų, kad nebūtų atšokę, nes kitaip galite jausti juosmenį. Taip, ir mažai tempsis šlaunis ties viršumi. Laikykimės. 4, 3, 2, sukeiskime koją, kitą ranką, kitą koją. Stuburgalį į apačią paduokit,
Klubus pritraukite prie grindų, kad neliktų tarpelio, taip klubai žemyn. Ir tempkitės. Aštuoni, 7, 6, 5, 4 ir 3 ir 2 ir atsargiai paleiskime koją, atsikelkime, pritraukite kelius prie krūtinės, atsigulkime ant kojų, rankas už nugaros, plaštakos prie pėdučių. Atsipalaiduokit šitoj kūdikio embriono pozoj ir pagulėkime. Gulėkite, atpalaiduokite visus raumenis ir paklausykite manęs. Atpalaiduokite kojų raumenis ir padus. Tęskite šiek tiek gilesnį ir šiek tiek lėtesnį kvėpavimą. Atpalaiduokite nugarą. Atpalaiduokite rankas, veidą. Visas kūnas ilsisi, taip? Gulint ant kojų turiu omeny, taip, jeigu kas nesupratot. Taip, gulim embriono pozicijoje ir visiškai mes relaksuojam. O aš jums sakau, ką reikia daryti. Atpalaiduokite veidą. Visiškai nuimta įtampa nuo viso kūno raumenų. Kvėpavimas ramus. Iškvėpimas ilgesnis nei įkvėpimas. Ir taip dar pagulėkite kokią 15 sekundžių ir kelsimės aukštyn. Ir pasikelkite lėtai aukštyn. Ir šiandien užsiėmimą mes jau baigėme. Linkiu jums gero vakaro. Pasportuokite dar be manęs su įrašu ir susitikime kitą savaitę, paskutinį mūsų kartą. Tai visų labai lauksiu. Iki kito karto. Viso geriausio.